Gerą dieną. Sveiki, žiūrovai. Ką šiandien papasakosim žmonėm, kad jiems būtų įdomu? Apletkysi ką nors? Ne, neplėtkina, aš iš viso. Iš vis neplėtkini? Ne. Toks tu geras žmogus. Stengiuosi. Bet dabar maduoju pavaryti ant kažko. Nežinau. Aš nemadingas. Nesivaikai madu, ne? Ne, nesivaikau. Tik tiek gal papašnekėsim. Praeitą sekmadienį, kai darėm laidą ir sulaukim Vygandų Kelerto tokių komentarų, žinai, labai ačiū Vygandai iš tikrųjų, kad tikrai pažiūrėjom čia mūsų tokius paprastus, žinai, žmonės ir tokį klausimą Vygandas uždavė. Ar mąstot po 4 metų vėl patekti prie lovio, žinai, tai kaip Vilma tai pamastai? Aš prie lovio niekada nemaščiau patekti. Nu, nesvarbu, ten tas lovys. Prie lovio. Tikrai lovys ne man yra. Čia, žinai, per daug, kaip čia, kažkaip per anksti tas, aš džiaugiuosi vieną dieną, žinai, gyvenu tą pačią dieną. Nemastau taip toli, kad čia po 4 metų kažkaip, bet iš viso tai toks biski, gal tas suformavimas klausimų toks yra biski gal pažeminantis, toks stengiasi, toks irgi stengiasi. Nu, tai čia ta patyčių politika. Nu, gal kažkiek, bet čia nesvarbiausia, bet man, pavyzdžiui, nu, kiek aš, pavyzdžiui, stebiu Vygandą. Tikrai, sakau, aš tikrai dėkui, kad parašė tą komentarą. Iš tikrųjų, aš labai daug galiu kur pagirt. O tu, pavyzdžiui, galėtum pagirt Vygandą? Ne, nu tai... O tu iš viso esi gyvai matėsi? Štekėjai gyvai? Nu, neatsimenu, ne gal. Tikriausiai ne. Aš tai irgi nesu matęs, čia kai su Dardu, žinai, kai važinėjom, tai skambinau, bet kažkaip neturėjau laiko. Tai nu tai aš irgi skambinau, bet jisai norėjo 500 eurų. Ai, ne, tiek aš nekau. Supranti, aš tikrai galėčiau pagirti ir jis iš tikrųjų daug geros informacijos pateikia. Ne, nu tai aišku. Jis ir supranta daug jo, tai jisai labai puikiai. Daug teisingai šnek, bet daug supranta, daug teisingai šnek, bet patys veiksmai visiškai priešingi tam, ką jisai kalba. Viena kalba, kita daro. Tai jeigu nori kažką pakeisti. Nu, jis kažkaip... Jis daugiau tik kalba, aš tai nepastebėjau, kad jis kažką darytų, iš tikrųjų, tai jis tik kalba. Ne, nu tai ką daro? Aš nežinau, ką jis daro, nes aš nežinau, ką jis daro, aš tik matau kalbą. Jis skalda žmonės irgi vienas prieš kitus nustatinėjai. Pavyzdžiui, žiūrėk, apie blogus dalykus gal ten paskui iš eilės reiktų. Pavyzdžiui, aš dabar noriu pagirti. Nu, gerk. Prieš kokius metus gal gerus laiko, čia kai trūk per tą koroną, čia prieš kažkada Jenotinę užblokavo, biskį čiučiutą užblokavo, žinai. Ir jis labai tokią gerą laidą padarė, žinai, ten daug kas ant jo pyko, bet kad, reiškia, jis užstojo Jenotinę. Kaip, nu, jis sako, kaip laisvas žurnalistinė negalime, taip, žinai, jis užstojo, kad ir jis, kad jis ir priešingos tos mintys, bet jis labai gražiai užstojo. Aš to, kad ir nežinau, gal pamiršau, bet, nu, čia palaikau irgi teisingai čia padarė. Ir taip jis tokių, tu tikrai, labai neblogų laidų padaręs, iš tikrųjų yra daug. Jo, daug, nu, tai Pavyzdžiui, tu paskui toliau labai puikiai reklamavo Vaitkų. Nu, tikrai... Jis profesionaliai, kaip vos ne kiekvieną laidą vis gerus dalykus, kai prasidėjo čia tas, žinai, rinkimų vajus, jis labai puikiai... Nu tai matai, bet rezultatas. Pala, nesiskubinam. Labai puikiai gydys. Sutinki su tuo? Nu jo, teisingai. Jis puikiai, lygi pat beveik rinkimų jis net ir pabalsavo. Nu, aš sakau, jis super šitam dalykę darė. Nu jo, tai jis vienintelis iš Lekstutis ant Kotos kompanijas prabalsavo už Gardą. Nesvarbu, ten tas Lekstutis ką darė, bet svarbiausia, aš dabar šneku apie Vygandą. Ir tikrai jis super viską darė. Tik tai, kažkas, aš tai įtariu, žinai, tik pačią paskutinę minutę, jau paskui po balsavimo, jau prieš kelias tas dienas, tai yra prieš rinkimus, jau žinai, jau buvo ankstyvų, ketvirtadienį, penktadienį jis jau pradėjo pykt ant Vaitkaus. O pykt ant Vaitkaus pradėjo paprastai
dėl vieno pasakytų sakinių. Mhm. Kad jis ten paeitų, kai bus LGBT, ten durnas, idiotiškas klausimas, provokuojantis, ir kad paeitų su tais visais LGBT paradė. Aš tik galvoju, kad ten Vaitkus specialiai tai pasakė, nes visi tikėjos kitokį atsakymą, o jis iš principo pasakė kitaip ir viskas. Aš ten nesvarstau, kaip pasakė, supranti. Esmė, čia ne ką jis pasakė, bet esmė, kad reakcija neadekvati. Ir aš beveik garantuoju, kad tai nevygandų nuomonė. Aš garantuoti negaliu. Aš taip beveik įsitikinęs. Tai nesvarbu, čia tas žodžio tas reikšmės, tik tai jau čia aš nekaltinu, bet nes tai Facebook'e aš matau, kaip paveikia žmonės, kai atakuoja ištisai ir Facebook'as, tai yra ten, aš nežinau, ten yra kažkokia demonų buveinė, nes ten galima, ten visi kieti ir visi tas nesąmonės rašinėja, žinai. Ir aš dabar, pavyzdžiui, ir aš kažkaip, man gaila, kad jį kažkaip pakeitė. Atrodo, taip perrengi globalistai ir jis pradėjo varyti juodai, žinai, ant Eduardo, ant mūsų, gal ją, manęs, pavyzdžiui, aš religinis fanatas, ką aš padarysiu, žinai, aš priimu, žinai, šitą dalyką. Šiandien ten jisai Facebook'e irgi turi daug tų prisikūręs feikinių tų profilių visokių. Ten Asta Wagnerė ten pasirašęs yra. Tai parašė, kad aš plokščiai žemės, nebuvau, kad tas būdė. Nesvarbu, ką jis ten parašė, Vilmantai, bet to apyksti ten jau. Ne, tai ką čia pyktų. Atleidi? Tai man, aš atleisiu, tai man nėra, jeigu aš nepykstu, tai man yra atleisiu. Tai šaunuolis tada. Dabar, žiūrėk, dabar toliau. Ir dabar, aš apskritai nepykstu, bet jeigu žmogus elgiasi neteisingai, tai aš nepalaikau neteisingai elgiasi. Neteisingai elgiasi, kad meluoji, kad šmei žmonės. Tai yra neteisingas elgesys, bet tai nėra mano pyktis. Taip. Tai yra, nepalaikau aš tokia elgesį ir aš prieš tokį elgesį. Ne, tai tu dabar galėsi, pavyzdžiui, tu dabar šneki bendratim. Reiktų gal ir paaiškyti, kaip mes matom Vygandų, tą melą, kaip mes, jis gal nesupranta, supranti, jis galvoja, kad jis teisybė šneka. Čia reiktų jam paaiškinti, kaip mes matom, kuriuo tu vietų melų. Mes tik pasakom, tu melagis, mes nepaaiškinam, kuriuo vietų melų. Esmė yra ta, visokias melatus straipsnius, visokius sugalvoji, tai yra tos visos kompanijos vedlys, yra Lekstutis gaunas. O daugiau Kelleris ir Danielius Šerbakovs, jie platina tą melą propagandą, ir pateik žmonėm kaip tiesą. Ne, tu Vilmantai, bet tu tik tai pasakai, kas kaip ką. Konkrečiai, kur meluoja. Tai visur. Ne, tai visur netinka žodis. Ne, tai visur. Tai žiūrėk, kokius straipsnius. Dabar jeigu... Ne, tai čia reiktų... Tai čia kitą laidą padarysim. Tai čia apie... O dabar, pavyzdžiui... O tu gird, sakėte, gird toliau. Žiūrėk, dabar šitaip, Vilmantai. Pavyzdžiui, tikrai jo siekis Vygandų, toks pat kaip mano. Tai deklaruoji tik tai tokį. Suvienyt, kad nebūt patyčių. Labai super. Tikrai aš Vygandai... Kad nebūt patyčių, bet patys varo patyčių. Aš tau pritariu, kad tikrai nebūt patyčių. Bet žiūrėk. Aš nesu girdėjęs, kaip taip sako. Ne, tai aš pavyzdžiui, Morozų patyčius. O dabar paskutinį laidą buvo. Ir tu, žiūrėk, Vygandai, viskas tvarkoja. Tu nori, kad nebūt patyčių, bet tavo laidaus yra Morozų patyčius. Tai Morozai, tu patyčias jau. Pačiu pirmu sakiniu tyčiujas. Tai kaip gali... Ne, tai tu, atsiprašau vėl, kad pertraukiu, bet toj vietoj jie, tiek Vaidas Lekstutis, tiek Vygantas Kelleris. Tai gerai, tai jie apie kitus kalba taip kalba apie kitus, ko jie yra patys. Supranti? Jie, kom yra patys, jie bando sutepti kitus.
Tiek to neapkaltinam, bet aš tik tai faktas. Nu, tai jau faktas, tai ir faktus, aš ir sakau. Ir jis čia palietęs buvo Eduardo Facebook'e, tokius tikrai Vygandai. Aš pritariu tau, kad Eduardas tikrai parašė, jeigu jis ten parašė tikrai, aš tikrai pritariu tau 100%, kad tai yra neteisingai, tai yra patyčios ir 100% už tave. Bet kaip tu laidą pradedi? Eduardas politinis lavūnas. Tu pradedi su patyčiom, supranti, Eduardą iš visų pusių, pusę metų, jūs įsivaizduojate, pusę metų ištisai tyčiojus iš jo. O žiūrėk, biškai užmesnėkiu. O čia, Lekstučio kūrinys. Tai kas šiandien sakau, apie reiktų šnekėti apie... Nu gerai, kitai laidai. Jo, čia pat, bet čia tame esmė, kai mes vis klausimą jūs užduodat. Kaip mums susivienyti? Kaip susivienyti, jeigu viens iš kitų tyčiojamės? Jeigu nori sužinot, ar mes po 4 metų eisim, tai tu pasikviesk mus, padiskutuosim. Gal tu turėsi minčių? Gal aš turėsiu minčių? Reikia diskutuoti, reikia šnekėti. Ar tas Eduardas, jis irgi žmogus, jis ne šventasis. Aišku, čia tai labai negerai, kad jis jeigu taip rašė ten kaip... Ką jis ten rašė? Ten, kad stora yra Širinskinis, žinai. Bet tai, kam to reikia, aš tai nesuprantu. Aš irgi storą sakau. Tai nesvarbu, tai kas, kad visokie žmonės gali būti, žinai. Bet tas negerai yra, žinai. Tai negerai ir storam būtų. Ne, gerai visokiam būtų. Koks dievas, koks davė. Tai kažkaip ir mes ir matom, teisingai, tu nori, tikslas tavo geras, bet prasideda nuo patyčių viskas. Net užsivadinimas su patyčium. Tai čia neįmanoma, taip, žinai, mums susivienyti, ir tavo poziciją, sukurtų poziciją šitokiam dabar dalykė, tai kažkokia tai neįmanoma. Bet aš dabar nelabai tai suprantu. Aš visą gyvenimą, kaip visą gyvenimą, kadangi susidūriau su to teisiniu banditizmu, tai kaip visur dalyvauju, tai matau ir suprantu senai, kad nesuvienijus daugumą žmonių nieko nepadarysi. Taip. Ir tą senai šneku. Tai dėl to, kad aš tos žmonės vienijau, tai tiek Kelleris, tiek Lekstutis pastoviai ant manęs stumdavo, supranti, varydavo, kad aš bandau visus suvienyti. O dabar gaunas, aš kadangi nežinau, apie ką tu čia kalbi, dabar gaunas, kad jisai sako, kad suvienyti reikia žmonės. Ne, tai jis lausia, ne tik, kad suvienyti, bet dėl tiek klausimai, dėl tos partijos, būna ten, kad su Vaidu pašneka, kaip čia suvienyti. Esmė yra ta, kad žmonės nustatinėjant vienus prieš kitus, tu jų nesuvienysi. Taip. Tai norint suvienyti žmonės, tu jos, žmonės yra skirtingi ir tą reikia suprasti. O norint nugalėti sistemą, tai bet kuriuo atveju turi suvienyti didžiąją žmonių daugumą. Taip. Ta puikiai darė Antanas Kandrotas. Jisai suvienijęs daug įvairių žmonių. Tu nepažįsti, aš gyvai pažįstu daug žmonių, kadangi aš irgi daug metų visam tame dalyvauju ir aš taip pat stengiuosi visus suvienyti. Tai Antanas Kandrotas darė tai, grinai, kad kaip ir aš, kad daryčiau, supranti. Tai pats toks ir kuris atsidūrė, supranti. Taip. Ir atsidūrė už grotų, kaip ir Algirdis Paleckis. Taip. Tie žmonės, kurie jau ypatingai didelę grėsmę kelia sistemai, jie bematant atsidūrė už grotų. Taip. O tie, kurie neatsidūrė už grotų, bet būn bylas iškeltas, jie kažkodėl pradėt keistai elgtis. Iš dalies yra tokia tendencija yra. Tai ir aš, kadangi seniau negu tu tame visame dalyvauji, tai aš daug geriau pažįstu tiek tą Vygantą Kellertą, tiek tą Vaidą Lekstutį, tiek kitus žmonės, su kuriais aš bendrauju gyvai. Ir aš niekada nevengiu gyvo bendravimą ir džiaugiuosi, kiekvieną žmogų sutikęs ir gyvai, nes gyvas bendravimas, tu ne tik bendrauji, kalbi, bet tu ir jauti tą kitą žmogų, jauti to kitą žmogaus energiją ir viską. O tie, kurie bijo tiesos, kurie ar melą kokie skleidžia, supranti, jie kaip tik vengi to gyvo bendravimą
ir vengi priešingai, nu, vat, jiem nepalankių, tiek tam Facebook'e komentaro, jie bematant juos trin. Tiesa niekada melo nebija. Jeigu tu esi teisus, tai tie, kas meluoji, nu, tie, kas, kaip, nuo purvs, nuo žąsies, nuo antės, supranti, vat, kaip nubėg, supranti. Taip ir čia, supranti, tu nebijai, jūs galit kiek norit meluoti, bet jeigu nu, tu esi su tiesa, tavęs tai nebaugin. Ir jie stebis, galvoj, vat mes čia tave apderksim, jau tu čia, supranti, sužlugsi, jau tau čia viskas bus. Nu, esmė ta, kad jeigu tu esi teisus, tavęs nebaugin, melas, supranti, tu melą nebijai. Bet aš, pavyzdžiui, irgi dabar, kai tu šnekėjai, pavyzdžiui, kad ir Vygantas, nu jis palaikė Eduardą, palaikė tas mintis. Aš dėl ko čia jau į tuos rinkimus, lyg čia man reikia tų rinkimų, lyg čia man reikia tų... Bet aš palaikiau tą idėją. Ir kaip žmogus gali palaikyti tą idėją ir pasikeist per vieną sakinį, kažkokį atrodo, kažkoks turbūt šventasis čia, kur eina. Visi tenai, kaip įdomiai yra, visi kiti pritarė idėjami visiems ten, visi politikai, vieną šnekėjo, vis kitą. Ir atrodo po to vienu sakiniu, kad jis persivečia, visus kitus palaiko, tik Eduardas blogas pasidarė. Visi kiti gerė. Tai vien dėl, pavyzdžiui, aš nematau, tai yra blogai. Tai jis, kaip, žiūrėk, įsiklausyt, ką pasakė. Jie irgi yra Lietuvos piliečiai. Tie gėjai. Jie irgi Lietuvos piliečiai. Tas pats, kaip aš kažkada alkoholį gėriau. Buvau nesąžiningas. Tu gėrei alkoholį? Ne vėl. Ar vėl išmokos? Pajogavau. O ko tu pyksti? Ne, tai... Ko tu pyksti? Nepykst. Ko pikta? Ne, aš galėsiu da, kada paliūdyti ten rimčiau, žinai, tuos tokus, ką aš ten iš viskį... Ne, kiek mes tu daug pažįstame esame? Nežinau, apie metus. Apie metus, Nežinau, apie Vygantą neturiu ką blogą pasakyti, ką žinau, geras žmogus. Tai visko, nebūtina čia geras, blogas, žinai, bet esmė... Ne, tai geras žmogus, Tai nesvarbu, kad, pavyzdžiui... Ne, man mintį dabar numušė. Gerai, aš prisiminti, ką dabar pašnekėsiu ir biškai. Tu užsirašęs myli Jėzų, supranti, aš esu kitokių įsitikinimų. Ir supranti, ką aš žinau, bet tu žmogus vis tiek geras. Kad ir mes skirtingi esame, mes nesam priešai. Tai reiškia, įmanoma būti skirtingiams ir nebūti priešai. Būtų labai turbūt skirtingi. Bet tai... Net nesigilinama, kiek skirtingi. Tau žemė apvalė, sakai, man plokščiai. O tai teisybė, rašau, tai sakai. Man plokščiai žemė, jeigu nuo apvalį būtų nuslyščiau, nukryščiau, gal vanduo visas išbėgtų, blogai būtų. Pašnekėsim gana į tą temą. Pašnekėsim tą temą. Kada nors. Tai va. Ne, tai va žiūrėk, man dabar pripiltas stiklinė. Tai nesvarbu, dabar ne ta tema, ne ta tema. Apvaliai čia tas vanduo laikus. Tai ką čia gurkšnuojam, tai kalbėk, jeigu jau įsijungi kamerą, tai kalbėk. Nutraukiau mintį. Pamiršai visai. Kad dėl to viso, kaip pat gali vienas momentas pakeisti visą eigą. Jo, tai čia ta visa programa, tas kiekis, tiek daug gerų dalykų, ne? Dabar žmogus vieną žodį pasakė, kuris tau nepatink, ir reiškia, visi tie dalykai, visa ta programa tapo nebesvarbi, nebeįdomi, ne? Taigi ta programa yra svarbiausiai. O pavyzdžiui, žiūrėk, kaip aš darau. Aš pavyzdžiui, mylintis tą Jėzų, ten, kaip sako Vygandas, tas fanatas. Religinis fanatas. Jo, aš einu į tas vietas, kur ten nemyli to Jėzaus, ten nieko nežino apie jas. Eičiau ir į paradą, buvau parade ir eičiau. O gal ten mano buvimas apšviestų žmonės. Tu prezidentas būdams, tu gali daugiau pasiekti. Tu gali paeiti, ir prezidentas, pavyzdžiui, aš kaip dabar staigiai pasakytų žodį, gerai pažaidė dabar čia tuos LGBT bajerius, gimdykit vaikus dabar, susituokit, normaliai gyvėkit,
Mažu užtektų vieno to sakinio ir keli žmonės pagalvotų, žinai. Nu, čia toks jaunystės gal bairis, žinai. Dabar atsiprašau, tai yra, kad vėl pertraukau. Aš tai esu giliai įsitikinęs, kad tie visi paradai tenai, apskritai ten tų gėjų mažai. Ten gėjų, tų lesbiečių, ten daugiausiai yra spektaklį darantis už pinigų žmonės, supranti. Nes yra globalistų varoma ta propaganda tokia, supranti. Tai vat tiek tas Raskevičius, manau, kad nėra joks jisai gėjų, supranti, jis yra normalus žmogus, supranti. Tik tai tiek, kad vat jisai gauna pinigus už tai, kad jisai vat tą propagandą varytų. Tai yra varas, supranti, plaun žmonėms smegenis, kad va čia tipo viskas yra gerai, viskas normalu, nors tai mano gilių įsitikinimų, kurį aš galiu turėti, ne? Nėra nei gerai, nei normalu. Tai va ir dabar ir Vygandas, protingas. Vygantas, tu Vygandas. Ne, Vygantas, sakau, aš nenugadai. Vygantas, pavyzdžiui. Aš tipo Glušas. Ne. Dabar ne apie tai aš. O, gerai. Apie Vygandą šnekam. Ir atrodo protingas vyras, viską. Ir jis globalistų numestą saldainį pasigavo ir jis dabar dar iki šiol baigėsi rinkimai. Ir jie toliau varo tą pačią per melodiją. Netur apie ką turbūt šnekėti. Ne, nu tai... tą patį, rinkimai pasibaigė, viskas seniai pasibaigė ir vis tiek. Ir tą saldainį dar niekaip tie globalistai, galvoja, čia tai gerą saldainį. O tai gerai, dabar aš tai galvoju, kad jie specialiai dirbs sistemai. Kad jie dirbs sistemai ir daro tai specialiai sąmoningai. O kaip tu galvoji, kodėl jie tai daro? Nu, aš dar Vygandų nesakyčiau taip, žinai. Aš visą laiką tikiu, kad tai tik tai neišmanimas. Neišmanimas. Jo, neišmanimas, paprasčiausiai. Ne tik, kad neišmanimas, bet gal toks, kažkas įteigė. Kiek aš žinau, Vygantą jisai labai daug išmano, labai daug supranti, jisai tikrai labai daug žinių turi, supranti. Žinau, žmonės turi žinias begalinės ant smulkmenų. Nu, negali būti žmogus tūps, supranti, tiek turėdam žinių. Tiek supratimų. Nes tai yra jautri tema. Tai ir kiti, su kitais irgi pašneki. Čia, tipo kažkas negerai su galvelė. Jeigu su galvelė būtų negerai, tai jisai nebūtų ir protingas, irgi jisai protingų minčių tu neturėtų, jeigu būtų negerai su galvelė. Ne, čia viskas gerai, ten su ta galvelė, tik tai, kad... čia paprasčiausiai neatleidimas pyktis. Ir aš taip įtariu tokį dalyką, nes... Pyktis neatleidimas. Gerai, tai ką tas Eduardas Stanvaitkus pasakė apie tos. Tai tiek to pasakė, tai čia jo yra asmeninė nuomonė. Tai tu nepalaikyk tos nuomonės, supranti, toje vietoje. Tu supranti, jam Facebook'e kažkas įvarė dar griežčiau. Čia tu negalvo, kad vien to, jis Facebook'e pasigavo. Čia tos visus... Čia, grinai jie tą pasigavom. Ir taip pat iš musės padaro. Čia būtent Lekstutis, Kellerts ir Šerbakovas. Nebūtinai jie, ten yra... Aišku, yra ir kitų. Gal ir jie, bet aš tai galvoju, kad čia padirba, tai globalistai, nes jis, teisingai dar Vygandas, jis labai jautraus širdies yra, užmiršau pasakyti. Jis toks jautrė širdį. Jautruo širdies žmogus nemeluotų, jisai nešmeištų žmonių, ką tu kalbėjai. Suprask vieną dalyką. Suprantu, aš daug dalykų, ne vien. Jis, ką teigia, jis įsitikinęs, kad tai yra tiesa. Jis įsitikinęs, jis žino, kad tai nėra tiesa ir kartu... Aš nenoriu tikėti, kad jis taip daro. Aš galvoju, kad jis įsitikinęs, kad tai yra tiesa. Tai jis įsitikinęs, kad aš esu padegėjęs, planavau padegti Lekstučio namus. Tu sakai, kad jis įsitikinęs to. Jis taip sakė, ne? Taigi matai. Bet tai labai įtikinami Lekstutis viską surežisavo. Nežinau, tokiu kliedesiu, kas gali tikėti dabar. Dabar ar nors viens nusikaltimą tokį planuojantis žmogus, kuris planuos kažką padegti, viešoje erdvėje rašys, kad čia mes norim padegti namus. Čia pašnekėsim. Taigi čia logikas nėra. Taigi čia paprasčiausiai naudokit logiką. Pagalvokit, taip gali būti realybėje, supranti. Nes aš mačiau vieną laidą Vygando, jis labai pergyvena dėl savo vaikų
labai jautrus yra iš tikrųjų šitam dalyke. Jis labai... Tas jautrums yra čia irgi suvaidins. Aš mačiau ir Lekstutį verkiantį vienoje laidoje, supranti, kai tenais kažkoks senukai atėjo pasirašyti. Lekstutis grinai vaidybinį ašarą išridena netgi. Tai reiškia, viskas gerai, geras aktorius. Reiškia. Taip, aktorius geras. Bet tai žiūrėk, jie aktorių, Lekstutis ypatingai gero aktorių vadina Eduardą Vaitkų. Nu, tai... O jis pats savo aktorystės, slėp savo aktorystę. Taip. Koks jis geras aktorius yra. Nu, nesvarbu. Tai va, tikrai, Vygandai, gali kada pakviest, galim pakalbėti, galim vat... Kaip tavo kaunas netoli yra. Ne, kaip tu, pavyzdžiui, matai, tikrai, vat, ar mums verta, ar neverta, mums tikrai 100 metų ta politika, iš tikrųjų. Ne, jo, ir visą tai, ką pagal jų darbo rezultatus, atsiprašau, kad pertraukau, jiems verta yra tai, kad valdžioje būtų tie patys, kurie 30 metų laikino valstybę. Teisingai, pagal jūsų darbus, tai jo, mes matom, kad teisingai, kad nes jie daro visą, kad žmonės nesusivienyje. Taip. O nesusivienyje žmonės niekada nenugalės sistemos, nes sistema yra galinga, jinai turi žiniasklaidą, jinai turi pinigus, jinai turi kariuomenę, jinai turi prokuratūrą, teismus, viską jinai turi. Tu pažiūrėk, kaip dabar Rumunijoje. Netikėti tiktokeris išėjo į pirmą vietą. Planavo, tas pats kaip Šimonytė, pavyzdžiui, planavo, mūsų pavyzdžiui, Šimonytė jis Nausėda ir išeina Vaitkus. Ir viskas. Nu, kaip pavyzdžiui, tik tai duodu. Ir Rumunijoje toks pavyzdys, tiktokeris pirmą vietą paėmė, Nausėdą išmetė, iš visi su ta Šimonytė, su Šimonytė dabar būtų Vaitkus. Ir viskas. Iš pradžių teismas sako, viskas gerai, po savaitės, čia savo kažkas negerai. Iš naujo rinkimai. Kaip dirba globalistai. Tai čia vat, kažkaip ir nematyti to, kaip Vygandų atveju, nematyti šitų dalykų. Tai aš nesuprantu. Jie mato viską. Jie viską mato. Bet esmė ta, aš esu giliai įsitikinęs, kad jie sąmoningai tuos žmonės kiršim, sąmoningai nustatinėjai žmonės prieš pačius aktyviausius žmonės. Taigi žiūrėk, vis tiek. Gerai, noriu gerą, tik tai gerą. Lemba, tiesos sakymus nėra čia joks kaltinims. Kaltinims, ką aš žinau, koks kaltinims. Tai kaip elgies, tai taip ir kalbu, tai čia kaltinims. Dabar apie gražiai išnekam. Gražiai, pašnekė, ką gražiai. Ne, tai viskas užteks, žinai. Tai Vygandai tikrai... Tai čia laidą paskyrė Vygandui kelias. Jo, tikrai jeigu... A ne per daug garbėsnė. Vėl man tai. Jeigu nori mes draugiškai visi gyventi, tai dabar reikia šitą sakinį įkilti? Ne, matai, draugiškai gyventi gali su sąžiningais dorais žmonėmis. Mes turim nuo mūsų, mes turim nuo mūsų pačių turim pradėti. Mes turim pradėti. Taip, bet jeigu mes pirmi galim ranką paduoti. Tu esi krikščionis, nesakai. Tai jūs įpratę esat tau per vieną žandą atsukt kitą. Tai nėra teisinga. Tai suteiki jiem dar daugiau naglumą elgtis neteisingai. Aš tau galėčiau čia papasakoti kokią sistemą, bet aš kitas iki laikas baisingai. Kaip čia yra superiniai žodžiai, tau davė per vieną veidą, su kitą pusę. Kita, žinau, čia yra ir žmonės pasimeta šitų vietų, kai duoda per veidą, man buvo asmeniškai taip. Ploja gerą, blydą. Sakau, nesupratau, žinai, jokus agresijos nesupratau, sakau, žinai. Eik, tu sako. Pasimėtės įžiūri, nežinau, ką daryti, žinai, viskas. Pasibaigiai. Tai va, Vygandai, tikrai laukiam. Tai dabar galvoju, kad viens ir kiti žmonės žiūri, kitus žmonės gerbka. Tai apie Vygandą dabar laidą. Gerbiu aš visą. Gerą vakarą visiems, nes čia mes vakarę susirinkę esam. Ir tikrai. Ką žinau, tai... Darykim gerus darbus. Taip, darykim gerus darbus. Jeigu pradeda jau laidą, tai pradėk nuo gražių dalykų. Nemeluokim, nešmeiškim. Ir nekiršinkim, žmonė nustatykim. Tik tai gražiai visi. Taip, visus. Ir tada susivienysi visi. Mūsų nedaug yra ten 6-7 galva, kur supranta žmonės. Aš nežinau, daugiau nežinau. Tuos visus čia pagrindinius dabar, kur apie tikrovę tą šneka.
Ir mes tarpusavį į dvi grupės susiskirsti dabar, tai kažkokia nesąmonė, žinai. Tai va, tie globalistai pasistengia, kad būtų daug grupių ir mažai pasiektų atskirai būdami. Turim sueit. Didžiausia problema, aš kaip pas Eduardą irgi buvau čia su tu, didžiausia problema, kad mes bendraujam per Facebookus gyvų, neina susitikti gyvai. Kaip tu susitinkam? Tai tik mūdu dviesi susitinkam. Eik, aš susitinku kitų žmonių. Nu, tai tu susitinku, o aš nesusitinku. Eik. Ne, aš pavyzdžiui, aš turiu menį, paprastai žmonės, tai viskas tvarkoj, kad susitinku, bet pagrindas reikia, kur yra žiniasklaida. Su Vygantu susitikti. Su Vygantu, Vaidu neina jau susitikti. Jis tik žada viską. Kaip, ne, vaistai, tai žmonės nupirka tą kemperį, taigi... Na, viskas. Tai tu dabar gali pasikviesti, pas tavęs atvažiuos, ne, tu visų kemperių atvažiuos Vaidas. Pašnekėsim kitas iki apie Vaidą. Tai va, o šiandien sudėjau... Tiek to šiandien. Iki pasimatymų, tik geri... Taip, geri darbai, geras emocijas ir gražus dalykai. Būkit palaiminti. Būkint laimingi. Sudėjau. Viso iki. Bye bye.